Gegužės 18 rytą nebuvo vandens, prišikau pilną tūlą šūdų iš šiknos ir nebuvo kaip nuleisti. Visą bakelį jau buvau išnaudojęs skandinti tirštam rytiniam myžalui. Nuinki juokai, teko eiti pardę, pirkti vandenį tose milžiniškose buteliuose, tysti juos į 5. aukštą. Kaime žmonės bent našis turi, arba gręžinį. Vakarėjom į arbatų ragavimą, 3 stalai po 2 arbatas, nemažai užsieniečių. Prie pirmojo visi pamažu ėmė kalbėtis ir išklausė vieni kitų, kas iš kur atvykęs ir ką čia veikia, išskyrus mane. Niekaip neįsitraukiau į pokalbį, bet visai ne dėl to, kad esu stipraus tylenio tipas. Aišku, tokie tipai irgi mažai kalba, bet jie jau kalba, tai ramiai ir užtikrintai, o aš vos tik prasižiojęs pradedu muistytis kaip koks žižekas ir dar liežuvis susipina. Kaip ir Jorio ekskursija po ligoninę, sapiegų. Jori, o tas dirbtinis sudalinimas ant sovietinio lango, tai skoninga? Sapnavau, kad Žižekas buvo Baltų lankų konferencijoje ir man pavyko šiek tiek su juo susidraugauti. Iš tikrųjų, susidraugauti su įdomiais žmonėmis turbūt labai sunku, turi ir jiems būti ko nors įdomus. Nebent kartu dirbi ar mokaisi ar panašiai, žodžiu, turi bendrą bėdą. Kita vertus, nesu tikras, ar įdomus žmogus ir įdomias idėjas skleidžiantis žmogus yra tapatus dalykai. Spėju, kad taip susapnavau, nes Arklio galios koncerte mačiau šmirinėjant Kasparą Pocių. Gegužės 28 netikėtai vėl atsidūrėm Belmonte. Vyko Pavilnio bendruomenės šventė, o toje šventėje grojo Gretos mamos Klezmerio grupė. Renginį kažkodėl vedė Vilius iš Skemp. Matyt, pats gyvena Pavilnyje, bet to gal reikėjo įsisavinti projektinės lėšas. Vaikystėje man atrodė, kad Vilius iš Skemp gana panašus į Michaelą Schumacherį, ypač dėl nosies, ir man patikdavo jo, kaip tuomet atrodė, nebanalūs rimai. Tavo smegeninė kaip stoties tualetas, užsikimšusi šūdais ir panašiai. Taip pat aktualu šiandien kaip ir prieš 16 metų, ar ne? Aišku, branda daro savo. Tada tik juokdavausi iš žmonių užsikimšusiomis smegeninėmis, o dabar jau suprantu ir koks košmaras, kai nenusileidžia vanduo. Anot Žižeko atgal išnyrantis šūdas nemažiau baisus už prisikėlusi negyvėlį, sukelia tą pačią anapusybės baimę. Kaip ten bebūtų, Viliaus iš Skemp dar niekada nebuvau matęs gyvai. Čia išnekėjau su tam tikru atsainumu, bet manau, kad tai suprantama, kai tokią sceninę patirtį turintis žmogus veda tokį renginį. Ir tas atsainumas manęs visai neerzino. Ir buvo daug malonesnis už, pavyzdžiui, tą apsimestinę pompastiką, su kuria panašias šventes veda darželio auklėtojos. Priešingai nei pas tėvus Antakalnyje Palangais nėra vaikų darželio. Bet šiandien kažkas kažkam ruošiasi. Gal toje mokykloje, kuri kyšo tarp medžių kitapus Neries, bus išleistuvės, o gal kas kita, kur nors arčiau. Viskas aplink taip vešliai sužaliavo, kad bematau tik parduotuvės stogą. Iš pradžių girdisi netikroviški patenkintos publikos garsai. Spėju, kad tai įrašas. Po to rusiškas dūdų maršas, kaip iš žaidimo Ildu Šturmovik. Dar po to reperio ir būgnaburnio duetas, o galiausiai roko grupė. Soundcheckas. Kažkas su stratu pjausto A View to the Afternoon ir Take Me Out, o merga šaižių balsų užbliauna Strokes Reptilija. Tikriausiai švenčia 10-asias indie roko mirties metinės. Juokauju, neturiu jokios nuomonės apie indie roko gyvybingumą, bet prieš 10 metų tos dainos buvo The Business, o dabar ką? 1+. Paminklas prarastai paauglystė ir taip toliau. Užsikemšu ausis ausinėmis, o Spotify'oje nuo vakar sukasi Happy Mondays. Ir kaip gali ką nors teisti užbliaunantį balsą, jeigu pats mėgsti Happy Mondays? Kita vertus, tai visai ne tas pats. Kaip ir Viliaus iš Skemp atsainumas. Kai ką nors darai gerai, net ir tam tikros ydos kažkokiu būdu tampa pranašumais. O kol esi vidutinybė, galioja paprasti vidutinybių standartai.